This time we're going to be looking at how we guide our children well. Šią valandą mes pažiūrėsime, kokiu būdu mes galime vadovauti, nukreipti mūsų vaikus teigiamai. And how can we guide them with love? Ir kaip mes juos galime nukreipti, galbūt sudrausminti, sumylinčią nuostatą. And how can we remember what it's like to be a child and how hard it is? Ir kaip mes galime prisiminti, ką reiškia būti vaiku ir kaip tai kartais būna sunku. First of all, I'm going to show you a video just to remind us how hard it is to be good. Pirmiausia, noriu parodyti video, kuris mus primins, ką reiškia, kaip sunku yra būti geram. This video is based on a research project that was done many years ago. Šis video yra paremtas tyrimo projektu, kuris atliktas prieš daugelį metų. And the researcher took a child into a room. Šis projektas buvo pateiktas, paimtas vaikas ir vestas į kambarį. And they gave him a marshmallow. Ir tam vaikui davė zefyrą. And they said, you can eat this marshmallow now if you want. Ir tyrėjai pasakė, tu gali suvalgyti šitą zefyrą dabar, jeigu nori. But if you wait till I get back, I'll give you another one and then you'll have two. Bet jeigu tu palauksi, kol aš sugrįšiu, tuomet tu gausi du. But you'll only get two if you don't eat the one that I gave you the first time. Bet du zefyrus gauti tik tokiu atveju, jeigu tu nesuvalgysi pirmo, kurį aš tavo pirmą kartą jį pateikiau. So enjoy. Taigi dabar pasidžiaugime. Okay, sit in that chair. Alright, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one. So then you'll have to stay in here, stay in the chair till I come back, okay? Alright. So tempting. I'm gonna go do something and then I'll come back. It's yummy. It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? O kiek laiko turi laukti? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. 10 minučių. Hi. Labai daug. O, čia. Alright, so let's see. I'll be back, okay? Right now or you can wait. Either way, okay? Okay. No. Saldainė tokia jo. Zefyras. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, I can have both. You need them.
good. Taigi čia trumpas priminimas, kaip sunku būti geram. And what enables one child to wait and another to want it straight away. Taigi klausimas, o kasgi padeda vienam vaikui išlaukti, o kitas valgo iš karto? Obviously, the younger ones find it harder because they have no concept of time. Aišku, jaunesniem buvo sunkiau palaukti, kadangi jų koncepcija apie laiką sunkiau išvystyta. But they did this research many years ago and they found that the children that could wait did better in life. Šis tyrimas buvo atliktas daugelį metų atgal ir buvo atrasta, kad tie vaikai, kurie galėjo palaukti, jiems sekėsi gyvenime geriau. And first they thought that children that can wait for their goals will always do better. Pirmiausia, galvoja, kad vaikai, kurie gali išlaukti dėl savo tikslų, visada geriau padarys gyvenime, atliks, sugebės. But they rethought the research recently and tried something else. Bet visai nesenai jie permąstė tą tyrimą ir pagalvoja apie ką kitką. And they found out that whether the child could wait or not, apart from the age, depended on whether they trusted the researcher or not. Ir jie atrado, kad vaikai, kuriems geriau sekėsi palaukti ar blogiau sekėsi palaukti, nekalbant apie amžių, taip pat priklausė nuo to, ar jie galėjo pasitikėti tuo žmogumi, kuris atliko tyrimą. So that the researcher left the child with a picture and said, oh, here's a picture to color in. Picture. Yeah, before they were waiting for the Taigi, jeigu tyrėjas palikdavo su vaikui kokį nors paveikslėlį nuspalvuoti. And then they said, well, go and get some crayons for you. Some crayons. Jie pasakė, mes nueisime dabar jums nupirkti ar gauti kreidelės. And sometimes the researcher came and brought them some, and sometimes the researcher didn't. Kartais tyrėjas ateidavo ir atnešdavo, o kartais ne. And when the researcher did what she said, then the children believed that they would get the 2 marshmallows. Ir kuomet tyrėjas atlikdavo tai, ką sakė, tuomet vaikas tikėjo, kad gaus antrą zefyrą. But if the researcher didn't bring the crayons back, how do the children know they'll bring another marshmallow back? Bet jeigu tyrėjas neatnešdavo kreidelių, tai kaip vaikas galėjo žinoti, kad bus atneštas ir antras zefyras? So what they learned from this, it's not just about children who can wait. Tai ką jie išmoko iš to, tai ne vien tik tai apie vaikus, kurie gali laukti arba išlaukti tinkamą laiko. It's about the relationship between the child and the adult. Bet tai taip pat ir apie santykius tarp vaiko ir suaugusio. And when that relationship is a trustworthy one, Ir kai šie santykiai yra patikimi, pagrįsti pasitikėjimu, ačiū. when we keep our promises to children and do what we say, Kuomet mes išlaikome savo pažadus vaikams ir darome tai, ką pažadėjome. they're more likely to trust us and obey us. Trust us what we say and to obey because Tada they'll know we have good things jie to say. labiau linkę pasitikėti, ką mes sakome ir paklusti. So it's important to think about the power of relationships in children's lives. Taigi labai svarbu galvoti apie santykių galę žmogaus vaikų gyvenime. And when we're meeting their relational needs and being trustworthy people, we give them a good, secure base. Ir kuomet mes patenkiname vaikų reikmes, mes suteikime jiems gerą gyvenimo pagrindą. And when they're in that place, their behavior is much more likely to be positive behavior. Ir kuomet jie yra tokioje situacijoje, kuomet tai yra reikalinga, jų elgesys yra žymiai stabilesnis. So I wonder what the goals of parenting are. Taigi, aš galvoju, kokie yra mūsų tėvystės tikslai. What are we doing when we're parenting our children? Taigi, ko mes siekiame, ką mes norime atlikti, kuomet atliekame savo tėvystės pareigą. As Christians, we want to have relationships with them that help them to understand God's love for them. Mes kaip krikščionys norime užmegzti santykius su jais, kurie padėtų jiems suprasti Dievo meilę jiems. And God's desire to love them, to guide them and to forgive them. Ir Dievo troškimas yra
vadovauti vaikams ir mylėti vaikus. And they learn that through their relationship with us. Ir jie išmoksta tai per santykius su mumis. We also want to raise children who are happy, kind, loving, cooperative, successful. Mes taip pat norime auginti vaikus, kurie yra laimingi, bendradarbiaujantis, kooperuojantis, sėkmingi. And if sometimes when we have our long-term goals in view, it can help us deal with the behavior in the everyday. Ir kartais, kai mes išlaikome savo gyvenime ilgalaikius tikslus, tai padeda mums tvarkantis su jų elgesiu arba užmesgant su jais geresnius santykius. So what do I most want my children to learn from me? Taigi, ko aš labiausiai norėčiau, kad mano vaikas išmoktų iš manęs? What are my values? What are my goals? Kokios yra mano vertybės, kokie yra mano tikslai? And how will they help to guide me as I guide my children? Ir kaip tos vertybės padės man, kai aš vadovauju savo vaikui? Because I can say parenting is the most important and the most challenging job we ever do. Nes aš galėčiau pasakyti, kad tėvystė yra svarbiausias darbas ir didžiausias iššūkis iš to, ką aš darau. It's an incredible responsibility to shape a life. Tai yra neįkainuojama atsakomybė formuoti gyvenimą. And it takes 150% commitment for our whole lives, really. Ir tai pareikalauja 150% pasišventimo visų gyvenimo linių. And I think the greatest gift we can give the world are children who are loving and happy. Ir aš manau, kad didžiausia dovana, kurią mes galime pateikti pasauliu, tai yra mylintis vaikai. But it has to start with us. We have to be in a good place. Bet tai turi prasidėti nuo mūsų, mes turime būti geroje vietoje. We can't give what we don't have. Mes negalime duoti tai, ko neturime. And sometimes if we've had troubled families that we've grown up in, we need to find fresh models of what love looks like for us. Ir kartais, jeigu mes gimėme ir užaugome šeimose, kuriuose buvo problemos, tokiu atveju mums reikėtų atrasti naujų meilės modelių. And I like to learn from how God parents me and then pass that on to my children. Ir aš noriu mokytis iš to, kaip Dievas myli mane, ką aš galiu perduoti savo vaikams. And use His inspiration to help me think, what do I do here? Ir tai visuomet yra man geras įkvėpimas, galvojant, ką aš galėčiau daryti dabar. And if I didn't believe in God, I just have to think, what is the most absolutely loving thing to do? Ir jeigu aš netikėčiau Dievu, aš galėčiau galvoti, kas yra tas labiausiai mylintis dalykas, ką galėčiau padaryti dabar. I'm reminded of this principle every time I go on an aeroplane. Kiekvieną kartą, kai aš skrendu lėktuvu, man primena šį principą. And they always tell you, you must put your own oxygen mask on before you can help your children. Ir lėktuvo stewardesė arba stewardesė visada primena mums, kad pirmiausia reikia užsidėti deguonies kaukę savo po to vaikui. And the very first thing we can do as parents is to make sure that we're filled up, we're healthy and happy. Ir pats pirmiausias dalykas, ką mes turime padaryti, tai yra mes kaip tėvai turime būti pripildyti meilę, kurią gauname iš Dievo. Where do we go to restore ourselves? Tai kur mes kreipiamės, kad atstatyti savo ištuštėjusį rezervuarą? Where do we go to breathe in so that we can help our children? Kaip ir kur mes galime įkvėpti tos meilės ir teigiamų emocijų, kurias galime dalinti su savo vaikais. When I was a young mom, I found it really helpful to have 2 or 3 things I could do each day that would help me to have strength to go on. Kai aš buvau jauna mama, aš atradau, kad man labai padėdavo, kad aš galėdavau kokius 2-3 dalykus padaryti, kur aš patys galėčiau pasikrauti teigiamai. Quite often there were things that made me feel like a person other than just a mother. Dažnai tai būdavo kažkas tai, kad būčiau asmenin, bet ne mama.
I tried to have at least 10 minutes a day for my hobby, even if it was just 10 minutes. Stengdavausi bent 10 minučių skirti savo hobiui. And my husband or someone else to give me a few minutes of the day just to myself. Ir mano vyras arba kažkas kitas kelias minutės per dieną skirtų tik tai man. It could be a friend. Tai gali būti draugas. To take it in turns to look after each other's children, just so the other person can get some refreshment. Tiesiog pasižiūrėti, pasirūpinti vaikais, kad kitas žmogus galėtų atsigauti, atsišviežinti, nėra tai lietuviškai gražiai skamba, negali atsigaivinti. Another kind of way of looking at parenting is that children are like a cup. Kitas būdas pasižiūrėti į tėvystę, tai yra, kad vaikai yra kaip puodelis. And if we think of all the things we want them to be, Ir jeigu mes galvojame apie visus dalykus, apie tai, vairius klausimus, kokiais mes norėtume juos matyti. loving, kind, whatever, Ar tai būtų mylintis, malonus, courageous, drąsus. we need to pour into their cup and show them what that looks like. Mes turime pilti jų puodelį ir parodyti, kaip tai atrodo. So the more kindness and love I pour into here, Tai kuo daugiau meilės ir maloningumo aš įpilu į tą and the puodelį, more encouragement I pour into their kuo daugiau lives, ir padrasinimo aš įpilu į tą puodelį, then I'm filling them up with that. tai aš juos pripildau. And that's what will overflow from there. Ir štai tai, kas liejasi prie kraštus iš jų iš vaikų. So if I want water, I put water in my cup. Taigi, jeigu aš noriu vandens, aš įpilu į mano puodelį vandens. If I want hot chocolate, I have to put hot chocolate in the cup. Jeigu jie nori karšto šokolado, reikia man įpilti karšto šokolado. I can't pour water in and get hot chocolate out. Negaliu įpilti vandens ir tikėtis iš tenai karšto šokolado. Or muddy water in and get hot chocolate out. Ar purvino vandens ir tikėtis karšto šokolado. Because I'm not Jesus, he could pour water in and get wine out, but... Tai kad aš nesu Jėzus, jis galėjo įpilti vandens ir iš ten būtų vynas. But when we're parents, we need to pour in what we want out. Bet jeigu mes esame tėvai, mes turime įpilti tai, ko mes norime iš jų susilaukti. Then there's also the iceberg principle. Tada yra ledkalnio principas. And that is that what we see a child doing is just a small bit of what's really going on underneath for them. Šis principas sako, kad kai mes matome, ką vaikas daro, tai tiesiog tik tai maža dalis to, kas vyksta po vandeniu. So we know if children are happy and flourishing and healthy, Taigi mes žinome, kad jeigu vaikai yra laimingi ir jie vystosi, we know that in here is all the loving, happy, flourishing things we have put into their lives. tai mes žinome, kad ten po vandeniu yra visa tai, kas yra gera, ką mes įdėjome. But sometimes we see children behaving in other ways. Bet kartais mes matome, kad vaikai elgiasi kitaip. And if a child is behaving in a way that is distressed or troubling, Jeigu vaikas elgiasi tokiu būdu, kad jis yra strese ir nelaimingas, it means there's probably a lot more stress going on in their life that we can't see. tai reiškia, kad yra žymiai daugiau stresų jų gyvenime, kurį mes negalime matyti. So we need to think, how do we respond to that? Taigi mes turime galvoti, kokiu būdu mes atsakome į tai, į šitokį elgesį. So the child is behaving in a way that is difficult or challenging. Taigi jeigu vaikas elgiasi tokiu būdu, kuris yra sudėtingas, sukeliantis iššūkius, Often they need us to pour warmth and love onto the iceberg and melt it. tai reiškia, mums reikia užpilti ant to icebergo šilumos ir meilės, kad jis ištirptų. Because it's often that they have a lot more hurt going on underneath that we can't see. Tai reiškia, kad jie turi žymiai daugiau skausmo, kuris yra po vandeniu, kurio mes negalime matyti. And we can't control everything that happens in our children's Ir lives. mes negalime kontroliuoti visko, kas vyksta vaikų gyvenime. Because sometimes these painful things are happening at school, they're happening with friends, they're happening in other Nes places. kartais šitie skausmingi dalykai vyksta ar mokykloje, ar su draugais, ar kažkur kitoje vietoje. But their behavior is telling us something.
bet jų elgesys sako mums kažką tai. And it's saying, we need you to help us. Ir tai tiesiog sako, mums reikia, kad tu mums padėtum. So how can we do that? Tai kaip mes galime tai padaryti? Another principle of parenting is that children are like a piece of string. Kitas tėvystės principas yra, kad vaikai yra panašiai kaip virvelė. And if I push a piece of string, it will go all different directions. Jeigu aš pastumsiu dalį virvelės, tai virvelė judės įvairiomis kryptimis. But if I lead them, they will go the way I'm leading. Bet jeigu aš įvesiu, savotiškai trauksiu paskui save virvelę, tai ji judės viena kryptimi. They learn most from watching our lives, hearing our words and following our example. Jie išmoksta daugiausia stebėdami mūsų gyvenimą, girdėdami ir sekdami mūsų pavyzdžių. But if we try and push them, sometimes they will rebel and react and feel unsafe. Bet jeigu mes bandysime juos stumti, tai gali būti reakcijos ir maištas. So we need to be sure that we're leading well. Taigi mums reikia užtikrinti, kad mes teisingai vadovaujame ir vedame. Now I think something went wrong here. This one should go over here, this line. Taigi šita dalis turėtų šitą Does eilutę. that make sense? That should be the happy one. Jo, Yeah. šita eilutė, svarbus, mylimas, laimingas turėtų būti That ten. belongs there. It's bumped over because the line was so long. Eilutė buvo ne visai teisingai. Sometimes my PowerPoint slide does that and then Jo, kartais tiesiog programos problema čia šiuo atveju. so it gets bumped around. Taip. But basically there are 4 styles of parenting. Iš principo yra 4 auklėjimo arba tėvystės stiliai. And we have structured and unstructured. Tai yra struktūrizuotas ir nestruktūrizuotas. And we have close and warm and distant. Ir mes turime taip pat šiltą ir artimą ir atstumtą. And when parenting is very structured, very distant, children can feel angry and lonely. Kuomet auklėjimo stilius yra sistemiškas ir struktūrizuotas, jie jaučiasi stumti, jie gali būti labai pikti ir vieniši. So when children experience a lot of strictness without the love, then that's what they feel, angry and lonely. Kai vaikai patiria daug griežtumo, be meilės, tada jie tampa pikti. When they experience distance and an unstructured environment, Kuomet jie patiria atstumimą, bet nėra struktūros ir sistemingo požiūrio auklėjime, so they don't feel their parents care much about them and they don't feel they have much guidance and structure. jie nesijaučia, kad tėvai juos mylėtų ir nejaučia kažkokios tai vadovavimo. We call that like neglectful parenting. Tokį tėvystės stilių mes vadiname atstuminti. And the children can feel really sad and really lonely. Tuomet vaikai jaučiasi liūdni ir vieniši. And they can often feel afraid there too. Ir dažnai jie gali jaustis baimėje. And this side is quite permissive parenting. Šitoje pusėje yra tėvystės stilius, kuris daug leidžia. So it can be warm and close, but we really don't mind what you do. Gali būti šilta ir artima, bet ne per daug rūpi, ką tu darai. And we call that permissive parenting. Ir tai gali būti toks leidžianti tėvystė. And they do feel loved, but they feel quite confused. Jie jaučiasi mylimi, bet dažnai sumaišty gyvena. Because they don't know who's in control. Nes jie nežino, kasgi kontroliuoja. And sometimes they feel like they have too much control. Ir kartais jie jaučiasi, kad jie per daug kontroliuoja. They're the children who choose what the family does all the time. Jie vaikai jaučiasi, ką jaučia, pasirenka arba išrenka, ką šeima daro. And that can sometimes feel quite scary. Ir kartais tai gali būti labai gąsdinančiai. But when children know that they're loved and they have clear guidelines, that's when they're happiest. O kuomet vaikai turi šiltą ir artimą atmosferą, yra labai konkreti sistema, štai tada jie jaučiasi saugiai, mylimi ir laimingi. And so then they're in the blessed place for flourishing. Ir tai yra pati geriausia vieta žydėti vaikams.
So we need to let them know as often as we can how much they are loved. Taigi, kaip galima dažniau mums reikia sakyti vaikams ir leisti jiems suprasti, kokie yra mylimi. And set some clear and simple boundaries. Ir tokiu atveju taip pat daryti aiškes ir paprastas ribas. And we'll talk a bit more about that later. Vėliau apie tai šiek truputėlį pakalbėsime. So, what do we need to think about? How Taigi, do we support positive behavior? Taigi, apie ką mes turime galvoti, kaip mes palaikome teigiamą elgseną. Some of the very basic things are making sure that they're fed, they have a drink, that they have enough rest. Patys paprasčiausiai vaiko fiziniai poreikiai, kad jie yra pavalgę, kad jie turi kur pailsėti. Because as an adult, I can feel quite out of sorts if I'm hungry or tired or thirsty. Net būdama suaugusi, aš galiu jaustis prastai, jeigu aš esu alkana arba ištroškusi. It's harder for me to be nice, more like to be irritable. Man yra sunkiau būti tada maloniai, aš galiu būti suirzusi. My husband knows if she's getting irritable, feed her. If I get irritable, feed her. Mano vyras žino, jeigu aš jau turiu erzinančią koją. And so if I'm a grown-up and I know this for myself and I can have food whenever I want, it's harder for a child. Taigi aš jau užaugau ir aš žinau, bet žymiai sunkiau yra vaikui. So we need to make sure we're meeting their basic needs when they need them, not when it's convenient for us. Ir mums reikia užtikrinti, kad mes patenkinam jų pagrindinės reikmes tuomet, kai jų reikia, o ne tada, kada mums norisi. And I learned quite early on that I shouldn't punish my child if they're misbehaving because they're hungry or tired. That's my fault. Ir aš gal anksti supratau, kad aš neturiu bausti savo vaiko už blogą elgesį, jeigu jie yra pavargę ar alkani. Tai yra mano bėda. They are my responsibility and I should have taken care of them. Jie yra mano atsakomybė ir aš turėjau jais pasirūpinti. And sometimes life is complicated and you can't always get to food or bed on time. Kartais gyvenimas yra komplikuotas ir ne visada galima laiku pavalgyti arba laiku nueiti pamiegoti. But we need to be sympathetic to what the children are experiencing when they're going through that and not punish them for their behavior at those times. Bet mes turime užjausti ir suprasti, ką vaikai išgyvena ir nebausti jų už kokį elgesį. Because it's quite confusing for a child to be punished for feeling hungry and then doing something because they feel so uncomfortable. Vaikui yra labai sumaištį keliantis jausmas, jeigu jis baudžiamas už tai, kad jis alkanas. We also need to remember that children can get totally overwhelmed in situations that don't overwhelm us. Taip pat svarbu suprasti, kad vaikas gali jaustis perkrautas jausmais situacijose, kurios mums atrodo paprastos. And some children are particularly sensitive to what's going on in their environment. Ir kai kurie vaikai yra ypatingai jautrus, kalbant apie tai, kas vyksta jų aplinkoje. I was ill for several years with something called chronic fatigue syndrome. Aš buvau susirgusi keletą metų tam tikrų chroniškų sindromų. And the very hardest place for me to be was in the grocery stores, in the shops. Ir viena iš sunkiausių vietų, kur aš galėjau atsirasti, tai buvo didelė universali parduotuvė. Because there was so much overwhelming stimulation. Kadangi tai buvo tiek daug įvairiausių stimuliatorių. And just the sounds, the visual things, everything that was happening would just wear me out in a few moments. Tiesiog garsai ir jausmai ir šviesos ir kvapai, visą tai, kas vykdavo, tiesiog per kelias minutės mane užgriūdavo. That helped me to be more sympathetic to children who have tantrums in the supermarket. Tai padėjo man būti labiau užjaučiantiems vaikams, kurie patiria kažkokį stresą visoje parduotuvėje. And when a child is feeling that kind of stress, they just need to go somewhere quiet with you until they can calm down. Ir kai vaikas pajaučia tą stresą, jam reikia tiesiog nueiti kažkokią ramią vietą keliom minutėm, kol jis vėl gali jaustis gerai. Because if we start shouting at them or telling them off, we're just going to add even more discomfort to their overload. Nes jeigu mes tiesiog pradėsime šaukti ant jo, mes tiesiog pridėsime daugiau nepatogaus
jausmo jau jų esamoje blogoje būsenoje. There's two kind of tantrums that children have. Yra dvi rūšis įtampos, kurias vaikai patiria. One is